Neskelbtume mes video šiame kanale, taip sakykime, ištrauktų iš kišenės, nes nelabai mėgsta YouTube algoritmai šiek tiek senesnius įrašus. Ypač tuos, kurie jau kadaise buvo skelbti šios bekraštės virtualybės toliuose. Tačiau yra vienas bet, kurį galima sakyti įtakojo paprasčiausią nostalgiją savotiškai kontempliacijai, savęs ir artimiausių žmonių pažinimui. Pažinimui, kuris kitaip nei įprasta, buvo labiau priverstinis nei savanoriškas. 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, kuris daugelio žmonių gyvenimus padalino į laiko reikšmės porinį junginį – prieš ir po. Beje, kovo 16 diena, dar gerokai prieš COVID-19 pandemijos paskelbimą buvo minima kaip knygnešio diena. Ir kai vieni atsidūrė namuose ilgėliau nei įprasta, pagaliau rado laiko nupūsti dulkes nuo senų knygų, užslėptų kažkur aukštai lentynoje. Kiti susidūrė su daugybė naujų iššūkių ir sukrėtimų, kurie pakeitė šių žmonių gyvenimus visam laikui. Tačiau mes čia ne apie socialinius, politinius ir galiausiai sveikatos išbandymus. Mes tik siūlome bent akimirkai sugrįžti į savotišką anabiozės būseną, į kurią tuo metu buvo panirusi Klaipėda, kuri dabar taip pat jau visai kitokia, nei buvo tada, 2020 m. kovą. Tad šios trumpos kontempliacijos po mūsų miesto senamiesčio gatveles metu nebereikia daugiau žodžių. Tik pažvelkime į tai, ką galime įvertinti regėdami iš nūdienos. Ir mums, kaip visada, svarbus jūsų patiktukai, komentarai bei kanalo prenumerata. Nepraleiskite naujų Klaipėda TV video įrašų.